Susitinkame dar vienoje veido jogos praktikoje ir šiandien metu papasakosiu truputėlį tokį linkos aktyvavimo būdą. Galėsit pasirinkti, kuris būdas jums yra labiau priimtinesnis, kuris jums labiau yra efektyvesnis. Ir šiandien dėmesys bus ir koncentracija į mūsų visą akių zoną ir kaip visada į mūsų pakėlimo veidą. Taigi, pradėsim nuo to, kad įtraukiam savo pečius, išlenkiam truputėlį nugarą, išsiryškina mūsų kauliukai ir dabar paimam pirščiukais, matas, ir apkabinam ir iš abiejų pusių lengvu judesiu spaudžiant išmasažuojam. Pajauskit, kurioje vietoje pasispaudžia jūsų kauliukai, ne? Prieš tai mes atlikom štai šitokiu principu. Tiesiog paspausdamas šitokiu principu mes labiau iškeliam savo odą į viršų ir truputėlį daugiau reikalingas paspaudimas, kad paliestumėm savo vidinius organus. Keletą akimirkų, keletą pasivažinėjimų, ne? Pamasažuojam, aš truputėlį rodys iš šono, praspaudžiam. Pabandykit pajausti savo organizmą, savo kūną, kuris jums pratimas, ar prieš tai rodytas, ar šitas jums yra efektyvesnis ir priimtinesnis, galbūt kuris yra nors malonesnis. Paspaudžiam, kaip visada pasukam galvą į šoną, susirandam savo raumenuką ir iš apačios į viršų tiesiog pramasažuojam, praspaudžiam, galim važinėti, galim ir spaudžiamaisiais judesiais, tiesiog po kumpliuku paspausti, labai švelniu judesiu, nežalodamus jauskit save, praspaudžiam ir pramasažuojam. Keletą akimirkų. Išspaudinėjam, išvažinėjam. Idealu šitą limfą aktyvuoti ryte, tik atspūdus. Tik išlipus iš lovos arba kada vandenio apipilat savo veidą, prausimosi metu. Iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią, pramasažuojam. Nuvarom visus skysčius susikaupusius per naktį. Iš savo veido nuvažiuojam už ausies. Dar kartelį priminsiu, kad už ausies yra mūsų vaškai čia tokie įdubimas taškiukas. Galima pirštu tą taškiuką paspausti, pamasažuoti. Ir būtent aktyvavus šitą taškiuką mūsų vanduo pasišalina iš mūsų veido. Nuteka. Galit stebėti dienos eigoje, galbūt padažnėjo prakaitavimas, pagausėjo norėjimas vaikščioti į tualetą. Tiesiog stebėkit, kaip reaguoja jūsų. Pramasažuojam truputėlį savo plaukus, galvą. Išsiveliam savo plaukus, įsiveliam. Nebijokit, stipriau paspauskit galvos odą, pamasažuokit. Veido jogoje ne tik tai mes aktyvuojam savo veido raumenis, bet mes aktyvuojam šiuo atveju masažuodamas galvą ir plaukų svogūnėlius, pažadinam. Paspaudžiam pirštų pagalvėlėmis ir išmasažuojam. Taigi, kaip ir sakiau, didesnį dėmesį šiandien skirsim savo akytėm. Prispaudžiam savo, žiūrėjau į kamerą, matau. Prispaudžiam savo raumenukus ir bandom pakelti. Paspaudžiam ir pabandom pakelti antakius, judinam
Pakeliam, mirkčiam, tiesiog akytėmis pakeliam. 4-5 kartai. Pakeliam kitą savo antakį karną. Pirmą keliam. Galim užmerkti akytes, kaip jums patogiau. Tiesiog jaučiam, kai kyla mūsų antakiai. Galim jausti, kaip tempiasi šita sritis, lygiai taip pat mes masažuodamos akis ir viršutinę antakių dalį masažuojam ir kitas veido dalis. Stiprinam savo veido raumenukus. Su veidu elgiamės lygiai taip pat kaip ir su savo kūnu. Jeigu sportuojam, jeigu mylim savo kūną, lygiai taip pat mylim ir savo veidą. Toliau, ką paimsim lygiai taip pat prispausim, lygiai greičiai, ar ne? Peliukais ir prakeisim, pramasažuosim. Pakeičiame, pramasažuojam. Išmasažuojam. Švelniai pasistengiam labai nesudirginti odos. Galim jausti šilumą, galim jausti suaktyvėjusi kraujotaka, tačiau labai stipriai nespaudžiam. Jeigu jūsų oda labai sausa, galit patepti kremuku, galit patepti losjonu arba serum ir pramasažuojam. Lygiai taip pat imam krumpliukus ir pakeliam. Akcentuodamos į akis, mes pakeliam savo antakius. Iškeliam štai šitas mūsų užkritusių akių ar ne zonų. Iškeliam, išmasažuojam. Jaučiam. Lygiai taip pat, kaip darėm vakar, apkabinom savo pirštais, dedam ant antakiuko ir dedam štai čia ant kauliuko. Ir pratempiam, nuvažiuojam į štai čia. Prispaudžiam ir pratempiam. Ir užfiksuojam, nuvažiuodamas ties veidu, ties plaukų linija. Lygiai taip pat nuvažiuojam į sritį, kurioje pas mūsų ar ne išvažiuoja visas varmininkas. 4-5 kartai, maksimum 10, pakanka mūsų veidui. Išvis. Nepaimsim štai, taip. Ištempiam, akių kampučius, pakeliam savo akis, ištempiam. Lygiai tą patį padarom su kita puse. 4-5 kartai, maksimum 10, pajusim. Keletą minučių savo dienos rutinoje skirkit būtent savo veidui. Kitas pratimas, paimsim štai čia, dėsim taškiukus ir pramasažuojam, prasukom. Pakyla truputėlį žadai, pakyla nosytė, šito pratimu labai gražiai formuojasi mūsų nosis. Prasukom, paspaudžiam su piršikais. Jeigu yra ilgi nagai, galim įdėti krumpliukus ir tiesiog sukti. Bet jeigu neturit nagučių, tai tiesiog paimam pirštų pagalvėlėm, įstatom ir ištempiam savo kaklą, atidarom burną O formos burna ir tiesiog ištempiam. Jaučiam tempimą kaklo srityje ir jaučiam tempimą aplink burną. Ištempiam ir mintise galim savo suskaičiuoti iki 10, atpalaiduojam ir vėl suskaičiuojam iki 10.
Šiandienai tiek. Lauksiu jūsų komentarų, pasidalinimų, kaip sekasi atlikti savo veido jogos rutiną ir iki susimatymo kitame video.